atėjome išreikšti protestą prieš Lietuvoje esančias negeroves, tai yra demokratinių laisvių varžymas. Lietuvoje irgi turi būti žodžio laisvė ir kritikuojamas valdininkas turi prisimti kritiką, o ne bausti už tai mitinguotojus ir jų vadovus. Lietuvoje kol kas tos demokratijos nesimato, tai parodo ir varžymas žmonių, piliečių savo nuomonės, savo matymo išreiškimą, ko pasekoje vėliau vykdomi įvairūs ikiteisminiai tyrimai, teisminiai procesai, kurie tęsiami, kaip nekeista, ilgus metus. Labai aišku, kad tai buvo organizuotas valdžios tiesiog susidorojimas su žmonėm. Išrinktas prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių Amerikos valstijų, jis konkrečiai pasakė savo darbotvarkę, mitinguotojai Vašingtone visi buvo amnestuoti. Mes taip pat matom, kad įvairiuose pasaulio šalyse demokratinėse žmonės tiesiog protestuoja, bet mes nematom tokių parodomųjų teismų. Tai vat, kadangi JAF yra, sakykime, demokratijos švyturys, demokratijos lopšys ir mes žinom Donaldo Trumpo poziciją, tai mes į jį kreipiamės, nes jeigu mes pas save valstybėje negalime rasti teisybės, neturime ką kreiptis, mes kreipiamės į kaip šiuo atveju JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Laiškas bus įrištas ir lietuvių kalba, ir anglų kalba, ir parašai. Dabar taip, mes pasirašom ant rezoliucijas, katrie dalyvavo. Lietuvių kalbos literatūros mokytoja apkaltinta absurdiškais kaltinimais, riaušių organizavimu, kur buvo taikus tūkstantinis vasarą, karštą vasaros dieną, žmonių protestas prieš covidinės represijas ir kitą eiseną organizavau spalio 16 dieną. 36 kartus citavau Konstituciją, tačiau ištraukė iš kontekstų, iš mano jausmingos kalbos porą sakinių ir apkaltinu Lietuvos suvereniteto išdavimu ir kariniu perversmu organizavimu. Tai iš vis čia aš nežinau, čia tik bepročiai galėjo tokį sugalvoti kaltinimą. Dabar mane teisia kartu su 86 kitais proteste dalyvavusiais žmonėms. Apkaltinu visus susitarus veikiant, tai ten buvo kelios dešimtis tūkstančių žmonių, tai jeigu susitarus, tai visus tūkstančius turėtų kaltinti, kurie mes susirinkom protestuoti prieš Šimonytės segregaciją ir baudimą didžiuliam baudom, kas be kaukių pagauti buvo miškuose ar parkuose, ir segregacija, neleidimai į parduotuves, į kavines, ir jūsgi studentams mėtymas buvo iš bendrabučių. Tai buvo iš vis tragedija. Tas laikotarpis, kada buvom uždaryti, karantinuoti sveiki žmonės ir persekiojami sveiki žmonės. Žadėjo skiepyti vaikus, gydytojus, bet matyt pabūgo mūsų protestų. Tai manau, kad pačius aktyviausius padarė, kaip parodoma į teismą, įgąsdinti Lietuvos žmonės, kad jie daugiau neprotestuotų. Už kitą protestą, kur apkaltinu kariniu perversmu, siūlau 2 metus ir nežinau, ar 2 metus 5 mėnesius, vienu žodžiu, subendrinus išeitų 8 metai kalėjimų, bet kaip teismas spręs, tai neaišku. Nors aš nematau tam teisme tokių teigiamų poslinkių, nes jaučiame tokią engimą ir mūsų prašymų nevykdymą, kiek advokatai prašo, kiek mes prašom, kad apklaustų Bilotaitę, kad apklaustų Pocių. Mes norim išsiaiškinti, kas pasiuntė ginkluotus iki dantų kariškius prieš pusnuogius beginklių žmonės, moteris, vaikus, kurie atsuko ginklus prieš šitą minią ir šaudė iš granatsvaidžių, ašariniam granatom, dujiniam granatom ir tiesiog žalojo žmonės, išvaikė ir dar vadina tai riaušėmis.